O Diev, man stresas. Vienas žmogus, kuris yra pasivadinęs sistema, jis turi 136 milijonus. Man stresas. O kiek aš iš vis pinigų aš užmiršau turiu? O kiek aš iš vis pinigų aš turiu? Tik 133? Ar jūs rimtai dolerius? Ne, nejuokaukit, man stresas. Kur mano visas, va, teleportinam į mano pirmą aukštą. Alio, teleportinam, aš nesuprantu. Kur mano restoranas? Alio, kur mano restoranas ir? Nejuokaukit rimtai, kur mano restoranas? Aš nesuprantu, kur mano restoranas, aš nesuprantu, bet rimtai man yra stresas. Vienas žmogus turi virš 136 milijonus jis turi. Oh my goodness, o Dieve, aš negaliu pakęsti. Bet šiaip bus super gerai, jei aš turėsiu tiek pat pinigų. Jo, bet dabar aš nežinau, kaip gauti savo tą restoraną, kuris yra, aš nežinau. Va. Jo, aš suprantu. O, bus viskas. Žiūrėkit mano restoranus, tik pasižiūrėkit, moderniausi staliukai, viskas, maladėts. Ne, žinot, ką aš padarysiu? Aš viską iš tikrųjų. Aš čia viską, ką aš padarysiu, tai aš... Va, hebra, aš nusiteleportinsiu į šitą. Čia nieko nėra, aš turiu perkeisti savo restoraną. Kiek aš turiu lankytojų iš vis turiu? O Diev, 4000. Mane toks skaičius toks skaičius netinka. Man toks skaičius netinka. Man labiau tiktų milijonas. Ar kažkokį 100 000, aš nesuprantu. Kaip, aš nesuprantu. Tas žmogus, ką tik išėjo, ačiū Dievui, jis man nebekelia stresą. Bet dar geriausias žmogus turi virš 700 000. Čia man taip pat kelia šitą stresą, aš nesuprantu. Reikia jau pradėti, reikia pradėti statyti moderniausius staliukus. Gerai. Aš padarysiu šitaip. Ir taip toliau. Aš dabar čia viską padarysiu, va taip. Jo, aš biškai čia taip. Viskas padariau. Dabar teliko, aš nesupratau, kur yra kiti. Va, teliko va šitas. Šitie sąrašai bus. Ja. Aš padėsiu šitam kampe, dar vieną šitą. Tada dvigubą indaplovę padėsiu, čia nėra dvigubą, man toks stresas. O Dieve, šitas žmogus daugiau pinigų jau 800 000 turi, aš nesugebu su juo. O, va šičia jau dvigubą, Man stresas, kas čia vyksta? Aš nesuprantu, kas su manim vyks, čia man jau stresas ir... Aš nesuprantu, man stresas ir aš nesuprantu, kodėl... Greitai, kodėl tas žmogus... O Dievs, jau 900, aš jau toj virš milijoną turės. Jis jau 900 000 turi, aš neįsivaizduoju. Kodėl? Aš noriu sužinoti jo paslaptį, kaip jis tai padarė. O iš nei tą pusę aš padariau. Padėlintam šitą. Aš noriu sužinoti jo paslaptį. Kaip jis tai padaro? O Dieve, jis tuoj turės milijoną. Dar 10 sekundžių ir jis turės milijoną, aš garantuoju. Jeigu ką. Ir šitą padėsiu šičia. Ir viskas. Teliko dar 5 sekundės, kad jis turėtų milijoną. Aš garantuoju, jis jau tuoj turės milijoną. Aš sakau. Aš matau, jis jau tuoj turės milijoną. Aš noriu sužinoti jo paslaptį, kaip jis tai padaro. Bet aš dabar darau moderniausią pasaulyje virtuvę.
pačią geriausią pasaulyje virtuvę. Tai aš šitos dalykus išmesiu ir padėsiu, kaip čia pasakyti, ir padėsiu šitos nevirykles, bet jau virykles. Dabar padėsiu ten, kažkur tą standą, man reikia order standą kažkur padėti. Aš padėsiu du čia, jo, ir ką man reikia daryti, aš esu, man reikia kažko daugiau, O Dieve. O ne, tik ne šalpas, aš nenoriu jį žiūrėti. O Dieve. O Dieve. Gerai viskas. Va. Ir va. Nu viskas. Dabar teliko ką O Dieve, kodėl aš išėjau gerai? Teliko, čia viskas pats geriausiai. Čia yra pats moderniausiai viskas. Arba čia visai norėčiau šitose ir tokį mažą padaryti. Aš norėčiau dar visai padaryti tokią mažytę šičia. Nu, jūs pamatysite, apie ką kalbu. Aš noriu visai čia padaryti tokį mažą, tokią mažytę ten viryklytę, ten kur galima čia ten virt maistą, ten jį daryti. Jo, čia žviškai padarysiu tokią parduotuvę. Gal čia geriau būtų parduotuvė. Ir aš čia padėsiu pačias blogiausias kėdes. O aš padėsiu čia pačias blogiausias kėdes, kokios jos ir turi būti. Ir va, mūsų pirmas lankytojas. Maladės. Daug gerai, man stresas, man dar didesnis stresas. Jis jau turi 1 milijoną. Aš nesuprantu, jau 1 milijoną turi. Ir aš čia padėsiu šitą viryklę moderniausią pasaulyje. Aš čia padėsiu indaplovę. Čia taip pat indaplovė. O čia, aš noriu pažiūrėti. O čia irgi indaplovė. Gerai, va viskas. Dabar ką aš noriu pranešti, noriu dar biškį tokią mažytę padaryti. Gerai, čia bus vienas tas standas. Gal geriau čia bus 3 standai. Ar iš tikrųjų labai didelis stresas, aš nesuprantu, man toks stresas. O Dieve. Man rimtai toks didelis stresas, aš neįsivaizduoju, koks jis didelis. Jis tiek didelis ir aš neįsivaizduoju, Hebra. O Dieve, vis jau tuoj 2 milijonus turės tas žmogus. Tas žmogus man stresą specialiai daro. Man stresą, aš garantuoju, specialiai daro tą stresą man. Aš negaliu jo pakęsti. Jis man greitai specialiai daro stresą. O Dieve, jis tikrai jau tuoj turės 2 milijonus. O Dieve. Ir dabar aš čia panaudosiu paprasčiausias virykles. Jo. O čia padėsiu taip pat paprasčiausią viryklę, va. O, viskas. Ir dar čia padėsiu labai tokią mažą, vėl parduotuvytę. O, Dieve, man labai didelį stresą daro. Tas žmogus. Ir žmogau, ramėkis, nebedaryk man gal tokio streso, rimtai nebedaryk gal. Ir aš čia padėsiu šitos dalykus. Gerai, aš padarau va taip, viskas. Ir dabar čia biškį gal kampuose padėsiu šitą daiktą. Ir aš padėsiu šitą daiktą taip pat, šitą stalą. Ir čia taip pat padėsiu šitą stalą, viskas. O, kokia moderniausia virtuvė pasaulyje. Mano restoranas bus pats geriausias pasaulyje. Aš garantuoju, dabar reikia kažko rimtai imtis, dabar reikia pastatyti čia kažką. Va, padarom va šitaip. Jau padarom va šitaip. Ir iškiai apverčiam. Čia bus VIP klasė. Tai yra paprasta klasė, čia bus VIP klasė. Už šitą jie man turės sumokėti labai daug pinigų. Už šitą grožį jūs turėsit man sumokėti labai daug pinigų. Už va tokią VIP klasę jūs turėsit man sumokėti daug pinigų.
8 kartus daugiau. Čia VIP klasė ir čia galite jūs dar pamiegoti. Ir jis čia meniu, čia jis dar, norėjau pasakyti, galite atsikult. Ir kiek aš galiu kartuot, man stresas. Aš neįsivaizduoju, koks man stresas. Kiek aš galiu kartuot? Kaip tai, kiek aš galiu kartuot? O, Dieve. Ir čia šitas moderniausias, ten, čia pasakyti, pačios moderniausios kėdės. Aš čia nedėjau šitos kėdės padaryti. Viskas. Ištryniau šią kėdę. Nes čia, biškiai, apverskime kitą pusėje. Ir mes padarome. Aš padarau va šitaip, šitaip ir šitaip. Ir viskas, va čia yra antra VIP klasė. O dabar aš šitą gal, čia šitą išmesiu, aš šitą noriu išmest. O, viskas. Išmestas stalelis. O. Nu, maladėc. Nu, maladėc, pažiūrėk. Čia pati žinot, mordinė, nu ten. Pati geriausia virtuvė ir mordiniausia. Nežinau, kas man veiks geriau. Ji pati geriausia ir. O, jūs tik pasižiūrėkit. Jau iš lauko matos, iš lauko matos, kad čia jau pati geriausia ir. O, Dieve, o jis turi jau virš milijonas, tikrai man daro stresą. O aš kiek mažai pinigų turiu. Man reikia kažko imtis. Rimtai reikia kažko imtis. Aš tik 700 turiu, aš neįsivaizduoju. Nu, kodėl? Nu, grinai. Nu, dirbkit, tu esi 46 levelio. Kodėl tu nedirbi, eik į pirmą aukštą ir dirb? Aš tau nesupratau, ką tu čia darai. Aš atleisiu tave. Jeigu aš tave atleisiu, tai tu to nedarysi. Aš tave atleisiu, aš nejuokauju. Ilgai, tada aš čia padarysiu tokią mažą klasytę. Aš padarysiu va čia. Čia bus 2 staliukai žmonėm. Nes staliukai, bet, dvi vietos žmonėm čia bus. Kėdės čia bus 2. Jep. Ir dabar, aš noriu dar kažkokį VIP klasę padaryti, bet nežinau kokią. Aš negaliu galvoti apie tą žmogų, kuris man daro stresą. Aš turiu viską kuo geriau padaryti. Ir šitie staliukai, šitie auksiniai staliukai labai geri. O čia labai didelė VIP klasė. Už šitą dalyką jūs man turėsit sumokėti labai daug pinigų. Už šitą man labai daug pinigų turėsit sumokėti. Nu va. Aš kažkur kitur padėjau, o nereik šito. Padarau taip. Ir ištrinu. Viską ištriniau. Man reikia šičia padėti. O, viskas. Ir dabar aš nežinau, kokias aš kėdės dėsiu, nes čia tikrai neužteks šitų moderniausių kėdžių, užteks tik paprastas. Nu tai tada aš dėsiu čia paprastas. Jep. Va, tada aš dėsiu šičia tokias paprastas kėdės. Bet vis tiek čia bus VIP klasės. Pažiūrėkit, kokie staliukas, tik pasižiūrėkit, čia viskas geltonai yra. Čia viskas yra geltonai. Viskas padaryta iš geltonos spalvos. Nu, kam patinka geltonas spalva, tai jau bus gerai. Aš negalvok apie tą žmogų. Bet čia dabar yra super duper gerai iš tikrųjų. Jo, čia yra dabar super duper gerai. Jo, dabar jau gerai sekas man. O čia yra super duper. Vo, jau mūsų pirmieji klientai šito stalo. Šitų stalų, kitaip norėjau pasakyti. O, Dieve, jūs tik pasižiūrėkit. O, Dieve, jūs tik pasižiūrėkit. Kaip čia yra amazing, jūs tik pasižiūrėkit, hebra. Nu, hebra. Jūs tik pasižiūrėkit. Čia pačias, čia viskas moderniausia yra. Viskas čia yra. Ir dabar aš čia padėsiu pačias moderniausias. Level up! Va, apie ką aš kalbu. Va, apie ką aš jau kalbu. Va, aš apie tai jau ir kalbu. Ir aš padarysiu va šitaip.
Padariau va šitaip, padarysiu va šitaip. O ne, gerai. O ne, aš nebeturiu, o dieve, aš nebeturiu. Ne, įsivaizduok, aš nebeturiu tų kėdžių, tada man teks padaryti, kad aš nenaudočiau daug čia, teks padaryti va šitaip ir viskas. Čia bus VIP klasė, čia bus taip pat VIP klasė. Nu čia aš sakau visur, čia yra VIP klasė, aš nesupratau, nu gerai. Bet vis tiek jūs turėsit už šitą sumokėti labai daug. Iš tikrųjų labai daug turėsit sumokėti. Jūs tik pasižiūrėkit. Viskas pats moderniausia yra. Kodėl jūs tokio nevertinat? Aš nesuprantu, kodėl žmonės nevertina tokio grožio, tokio patogumo, aš nesuprantu. Jie net nesupranta, kiek kainavo tos kėdės, aš nesuprantu, aš rimtai. Bet grynai. O dievgi, čia jau bus, čia labai dideliai šeimai čia bus tokie. Čia bus netgi ant tiek labai dideliai šeimai. Šitoks čia bus, galim sakyti, čia bus ten, nu kaip čia pasakyti, ten prezidentam, ten susirinkimam, bet taip toliau. Yeah. O dieve, aš negaliu, man vis tiek dar keletą žmogus streso. Aš negaliu jo pakęsti. Aš šiaip visai noriu pasižiūrėti, kiek jis lankytojų turi, kur ten jis milijoną turi virš. Ir žiūrėkit, kai aš grįšiu, padarykit taip, kad jau būtų surinkta apie 6000, gerai? Tai sutarė jie. Teleportinam šį čia ir einam. Kai man dabar jį reikia surasti. Ne, 6 iš geimo, bet... O, ne, o čia tas žmogus jau man... Nu, vis tiek jis man kelia... O, dieve, aš noriu... O, dieve. Vis tiek man kelia stresą. Man vis tiek stresas yra tas pats kaip 100 000. Kur tu esi? Ne, tu tikrai ne ta moteris. Ir tai kur tu esi? Tu tiek pinigų turi. Aš nesuprantu, kur tu esi? Jau nebejokinga. Na, kur tu esi? Aš nebesuprantu. Kur esi tu? Ne, aš nebenoriu ieškoti, aš jau nebenoriu jo ieškoti, bet aš žinau, kad daug lankytojų, aš žinau, kad... O, kažkoks žmogus, ne, mano stresas labai didelis. Kažkoks žmogus prisijungia, kuris turi 692 milijonus. O, dolerių, o ne. O ne. Viskas, aš einu savo florą. Alio. Vėliau, tai antrą florą. Viskas, antras floras, va. O, žiūrėk, dar pinigų čia paliko. Ne, aš neimsiu jų, kad reikėtų vėliai taip į tą virtuvę. O, žiūrėkit, visa šeima susirinko, jūs matot? Nu, ką aš jums sakiau? O, jūs man už šitą turėsit labai daug, šiaip labai daug pinigų. Man turėsit už šitą sumokėti. Labai. Jūs tik pasižiūrėkit. Bet man įdomu, kuris turi labai daug pinigų, kuris man labai kelia stresą. Nu, kokia jo paslaptis yra? Tas dalykas labai įdomu, kokia jo paslaptis yra. Kaip jis taip padaro, kaip jis daug pinigų užsidirba. Aš šiaip atrodo sužinosiu jo paslaptį. Aš sužinosiu ją. Ir nemanykit, kad aš nesužinosiu. Aš rimtai sužinosiu jo paslaptį. Aš sužinosiu. Aš tikrai sužinosiu, kai jis ten reza, kad mano būtų nepopuliarus restoranas. Aš čia padarysiu irgi tokį didelį, kur taip pat labai didelį šeimai čia galima. Aš irgi tokį labai didelį čia padarau. Daug kėdžių čia atspaminu, nors čia ne kėdės, o sofos. Ir padarau va taip. Eint va šitai padarau. Gal jau greičiau varkai. Tavo restoranas būtų... Nu, tavo restoranas turi būti labai geras šiaip. O dieve, tas žmogus man kelia stresą. Tas žmogus man labai kelia stresą. O dieve.
Aš negaliu jo pakęsti, aš rimtai negaliu jo pakęsti. O diev, kaip jis man kelia stresą. Gerai, išeinu šičia. Išplaunu čia. Jo. Alio, kodėl aš neišplaunu? Šičia reikia išplauti. Ar šičia padėti? Jau supratau, kad čia reikia padėti. Dabar jau reikia man nunešti maistą. Opa. Viskas. O, dieve, viskas. Aš einu antrą florą. Jūs pažiūrėkit, kaip ir viskas antram florė. Dabar einam į trečią. O, dieve. Čia nieko nėra. Aš padarysiu. Čia bus geriausias vipas. Čia yra kaip tik vipas. Aš čia padarysiu vipą. Šitas floras yra vipas. Ne, čia iš tiesų bus vipas. Gerai, aš padarau va taip. Čia žiauriai daug stalų turės būti. Tų geltonų, auksinių, kur, patikriau vadinti auksinių tų stalų. Ja. Ir čia šiaip labai daug sofų reikės. Čia šitų pasodinti. Ne, gal tiesiog va šitas bus vipas. Gal tiesiog va šitas bus vipas. Aš tiesiog sakau, kad geriau, kad šitas bus vipas. O šitas ten kėdės, ten, žinot. Ten kėdės, ten visos, va čia bus vipas geriau. Šita vieta bus vipas. O ten ir viskas tęsiasi normaliai. O dieve, aš negaliu pakęsti to žmogaus. Kokia jo paslaptis? Jūs parašykite komentarus. Kokia jo paslaptis yra? Aš nesuprantu, hebra. Gerai, viskas. Aš čia padėjau vieną. Sofą aš padėjau. Gerai, Markai. Daugiau. Ir tada bus viskas gal geriau kanale. Daugiau. Ir viskas. Gerai, šiandien tik tiek. Ir čia bus pats geriausias mano restoranas. Ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sudien. Palaikykit, pasubscribikit ir iki.